Manau, kad galbūt nieko, tiesiog gal ne ta diena buvo ir nežinau, turbūt jau būtų labai gerai čia kiekvienas varžybas vis gerinti ir gerinti, tai matyt reikia suprasti, kada sustoti ir kadangi šiandien tiesiog planavome daryti tokią pusiau treniruotės tipo treniruotę, tai gavos kaip gavos, bet manau, kad vis tiek neblogai. Manau, kad tas bendras universalumas, kai tu esi išbandęs daug sričių, yra tikrai labai neblogai. Virš kartelės reikia prasilenkti, tai be abejo tas, kad aš nesu kažkoks sumedėjęs, nežinau, žmogus, kuris negali išsilenkti nei kiek, tas man padeda. Paklauskit bet kurio šuolininko, tarkim, į aukštį, tikrai visi pasakys, kad jeigu pastatytų labai aukštą pradinį, tai psichologiškai yra labai sunku. Kitas niuansas, jeigu padėtų atsispyrimo į tolį, šuoliuose į tolį, lentelę kokiais, nežinau, 5-7 metrais nuo šaliadubės, jeigu vyrai moteris, tai paklauskit, kaip jiems sektųsi tada šokti, kai jie žinotų, kad jeigu nepašoks tam tikro rezultato, jam tiesiog nusitarkuos nugarą ir panašiai. Tai yra labai psichologinis dalykas ir plus dar yra tai, kad tu neturi pilnai galbūt tiek daug galimybių apšilti, nes nuo labai aukštai pradedant yra automatiškai mažesnis šuolių kiekis. Tai tas turi reikšmę tikrai. Aš turiu mamą ir turiu trenerę, kuri kuruoja mano sportinę veiklą. Ji mane treniruoja nuo pat pradžios, kai aš atėjau tik tai tarp mokyklinės varžybos ir dar net nepradėjus buvau sportuoti lengvosios atletikos. Ji mane pastebėjo, man patarė ir po to pasiūlė lankyti. Ir manau, kad tai yra tiesiog labai svarbus žmogus, kuris atstovauja mano kitai gyvenimo daliai. Ir be abejo, jinai rūpinasi ir pergyvena ir tikrai ieško sprendimų, jeigu kas nors yra ne taip. Tai be trenerio aš neįsivaizduoju nei vieno sportininko galinčio pasiekti aukštą rezultatą. Kadangi labai anksti pradėjau rodyti gerus rezultatus, tai visada kažkiek turėdavo įtakos mokslam ir kažkaip tiesiog bakalauro studijose man galbūt lengviau sekdavo susiderinti tiek vieną, tiek kitą dalyką. Magistre yra sudėtingiau, nes tai yra rimtesnis mokslas ir jau vien tai, kad tu praleidi paskaitas jau nėra labai gerai, o kai važinėjai į stovyklas, tai nenori juos praleidi visus tos užsiėmimus. Tai kenčia, dabar jau kenčia, bet aišku, turi susidėlioti tam tikrus prioritetus ir vienu momentu tu gali šiek tiek daugiau skirti mokslus, kai tu gali daugiau skirti sportui ir tiesiog pats turi suprasti, kada kam yra laikas. Tai manau, kad visi labai norėjo, jog aš siekčiau krepšininkės karjeros, nes turėjau tam duomenis, bet gana greitai supratau, kad komandinė sporto šaka yra visiškai ne mano dalykas ir aš turbūt esu visai individualistė, todėl man žaisti už kažką ir būti atsakinga už kitų klaidas kažkaip nesinorėjo ir aš pati mėgstu daryti savo klaidas ir klysti ir būti už tai atsakinga, todėl manau, kad šita individuali sporto šaka man tiko geriausiai. Dėl to taip ir gavosi, kad anksčiau ir vėliau visgi teko vieno dalyko atsisakyti. Kadangi planavome šiek tiek daugiau komercinių varžybų, bet šiandien su treneriu nusprendėm kelias nuimti ir šiek tiek pasikaupti dar, tai manau, kol kas artimiausios varžybos, kur startuosiu, bus turbūt Lietuvos čempionatas, jeigu nieko kito neišbus. O šiaip esminės varžybos šį žiemos sezoną yra žiemos Europos uždarų patalpų čempionatas. Aišku, kai uždaras patalpos, tai reikia šildytis daugiau apšilinėti, atviros yra šiek tiek kitaip, bet atvirose patalpose yra vėjas, yra kitos sąlygos, tad tu negali irgi labai prognozuoti. Tai, nežinau, šiaip iš tiesų nesu tas žmogus, kuris labai užsitikrintų ties viena kažkokia, nežinau, vieta, tai manau, kad ir tas patinka man. Iš tiesų, tu turi kontroliuoti savo kūno svorį, nes kiekvieną gramą tau reikia kelti į viršų ir kuo tu daugiau turi iškelti, tuo turi turėti arba daugiau jėgų, arba nežinau ką. Tai tiesiog
Aš iš esmės valgau tai, kas man yra skanu ir aš nevengiu įvairaus maisto, bet nevalgai, aišku, visokiuose McDonald's ir panašiai. Aš labai nemėgstu šiaip labai daug mėsos valgyti, valgau daugiau daržovių, valgau daugiau, labai dievinu burokėlius ir panašius dalykus, krevetės, avokadus. Tai yra, manau, tie sveiki produktai, kurie turi didelę maistinę vertę ir tiesiog kai tu esi aukšto lygio sportininkas, tu turi suvokti, kad jeigu tu nederinsi maisto produktų ir jeigu tu valgysi ir kiši save bet ką, tai tavo raumenys ir nesugebės tau atiduoti tiek, kiek jie galėtų atiduoti. Tai tiesiog taip tenka derinti ir prisižiūrėti ir planuoti maitinimus. Ir taip, šuolininkės į aukštį negali valgyti bet ko. Ne, iš tiesų šiandieną tai planuojame su tėvais nuvykti pavakarieniauti, nes dar tik tai su tėčiu matėmės po mano grįžimo iš Vokietijos varžybų. Tai nori tiek mama, tiek brolis, galbūt ir krikšto mama ateiti pasveikinti su geru rezultatu. Tai turbūt nuvyksime kažkur pavakarieniauti ir manau, kad tiesiog gulėsiu daug lovų ir sėsiuos, gal nuvažiuosiu į masažą ir panašiai. O jaunimui, kuris pradėjo sportuoti ir kuris siekia pergalių, tai galiu tik tai palinkėti sėkmės, nes kartais taip jau nutinka, kad tu tikrai labai daug dirbi, kartais daug labai įdedi ir tiesiog neteko atsikeli iš lovos ir nenori, bet tau fortūna nesišypso. Tai tiesiog galiu palinkėti, kad nepasiduokit netgi, kai tiesiog kažkas nepasiseka. Galbūt ne pirmose, galbūt antrose ar trečiose varžybose tikrai pasiseks ir tiesiog nenustokit tikėti, nes anksčiau ar vėliau sėkmė tikrai nusišypsos. Sakė, šitą nepavyko.